Taip. Tai bet to dėl tų 230 milijonų netinkamai panaudotų, čia neturėtų būti tada, pavyzdžiui, baudžiamoji atsakomybė. Ne, tai, žiūrėkit, tai, bet klausykit, mokesčių mokėtojai, visi turi mokėti. Žinot, man stebina vienas dalykas, kai eilinis žmogelis kažkokį europinį projektėlį gyvendina, tai jį ten kontroliuoja, prižiūri, ar tokios, ar ne. Taigi kiek baudžiamųjų bylų buvo? Siaubas ten baudas deda, viską kažkoks siaubas, žinot. O čia prasidėjo nuo ministerijos žmonių. Vadinasi, jie ant tų sumų padėjo parašus. Taip. O Europos tvarkoje yra labai aiškiai parašyta, kam galima pinigus naudoti, kam negalima pinigų naudoti. Taškas, viskas. Tai vadinasi, buvo panaudota ne pagal paskirtį. Bet parašus sudėjo ir leido. Nu tai, bet atsakomybės nieks neprisims. Jau vietoj to, kad žurnalistai tu klaustų, tai kas prisims atsakomybės, nieks apie tai nežino. Ne, jie eina ir klausia, kaip jūs vertinate Vaitkaus kelionę į Baltarusiją? Kalba reiks sužinoti. Svarbiausia yra, dabar turi gerą priedangą ir viską. Tai žiūrėkit, nereikėtų jokio mokesčio didinti. Va,